politinė atsakomybė ir aš galiu pasakyti porą žodžių nuo savęs Gintautui Paluckui. Aš nebe pirmą kartą, tiesa, nesu vienas iš tų didžiausių kalbėtojų, bet nebe pirmą kartą, kai manęs paprašo žurnalistai, kalbu šiais klausimais. Štai jūs mane paprašėte, aš vienoj laidoj kalbėjau, dabar antroj laidoj 15 min. Aš sakau kritinius dalykus apie Gintautą Palucką, jo elgesį ir galėčiau dar daugiau prisakyti. Bet aš tikrai nedalyvauju jokioj koordinuotoj akcijai. Ir tokių kaip aš yra labai daug. Aš manau, kad žmonės, kiti žmonės, kuriuos jūs kalbinate studijoje, bent jau dalis iš jų tikrai niekas su nieko nekoordinuoja. Tiesiog yra galvas ant pečių turinčių žmonių sveikas protas ir suvokimas, kad šitaip negalima. Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad iš visų tų pastarųjų istorijų, kuri mane, kaip buvusi teisėja, labiausiai turbūt užkabino, tai buvo istorija, kuri turbūt nėra labiausiai aptarinėjama, o būtent Sklypo Laurų gatvėje istorijoje. Patikėkit, aš turėjau nemažai bylų, restitucijos bylų ir mačiau, kas vyko įvairiose savivaldybėse, kai turtas ilgai neatkūrinėjamas, negrąžinamas žmonėms, o paskui staiga grąžinamas ir staiga čia pat per savaitę atsiranda pirkėjas. Tai aš labai gerai suprantu, kas vyko šiuo atveju. Ir Gintautas Paluckas gali kalbėti apie kokius nori organizuotus puolimus. Jo žodis nebereiškia šiandien nieko. Tiesą sakant, jo žodis šiandien yra tuščias oro virpinimas. Ir kuo greičiau jo aplinkos žmonės tai supras, tuo geriau bus jiems patiems. Profesoriau, ką jūsų nuomonė prezidentas turėtų daryti šitoj situacijai? Aš manau, kad prezidentas turi pasakyti tai, jisai gali pasielgti labai įvairiai, bet jau du precedentai buvo. Vienas buvo Algirdo Mykolo Brazausko 96 metais. Kitas buvo 99 Valdo Adamkaus. Skirtingos situacijos, skirtingi priekaištai premjerams, bet prezidentas galėtų pasimokyti iš tų precedentų, ypač iš 96 metų. Žiūrėkit, istorija labai kartojasi. Ir kaip sakoma, jin kartojasi arba kaip tragedija, arba kaip farsas. Šiuo atveju jinai tikrai kartojasi kaip farsas. Pakelkime 96 metų spaudą. Aš dar labai neblogai tos laikus atsimenu. Kai Adolfas Šleževičius atsiėmė indėlį iš banko, o paskui, kai kilo triukšmas, jisai tą indėlį nunešė atgal, bet jau nebe kaip indėlį į sąskaitą, o tiesiog į banko seifą pasaugoti. Pasaugoti tai reiškia, kada norės, tada atsijims. Čia, taip sakant, pinigai vis tiek buvo jo. Tai kaip buvo kalbama tuo metu? Pakelkim to meto spaudą. Buvo klausiami vyriausybės nariai ir praktiškai visi išskyrus porą, čia jau atskira istorija, jie visi sakė, ne, vyriausybė puikiausiai dirba, vyriausybė visiškai, taip sakant, neturi jokių problemų, mes dirbame savo darbą ir mes visiškai pasitikim premjeru. Kągi daugiau gali sakyti ministrai. Šiandien, turbūt šiandien, iš ryto atsiverčiu portalus ir matau, kad susisiekimo ministras pasirodo pasitiki ministrų pirmininku. Čia viskas nuo kojo ant galvos pastatyta, nes ne ministrų pasitikėjimą turi turėti premjeras, o premjeras turi turėti pirmiausia tautos, Seimo ir prezidento pasitikėjimą. Toliau, kas buvo 96 metais, buvo vartojama labai įdomi formuluotė ir žodžiai šiek tiek pasikeitė, bet esmė yra ta pati. Dabar visą laiką sakoma, kad buvo padaryta žmogiška klaida. O žinot, kokia formuluotė buvo 96 metais ir visa tuometinė LDDP frakcija tą kartojo. Premjeras padarė politinę ir moralinę klaidą. Tai buvo tiesiog kaip burtažodis. Tai va tie patys žodžiai kartojami ir tada buvo sakoma, bet jisai tą klaidą ištaisė. Dabar aš girdžiu irgi jos kalbant, kad jisai klaidą ištaisė. Neištaisė jis klaidos. Jam uodegą prispaudė ir tada jisai skubiai sumokėjo pinigus savivaldybei. Čia aš turiu truputėlį pataisyti save. Kažkada prieš keletą dienų komentuodamas, aš nebuvau dar skaitęs, nes labai nelengva buvo rasti tą pirmos instancijos teismo nuosprendį. O vėliau kitą dieną jau pakomentavęs aš perskaičiau. Tai iš to nuosprendžio matyti puikiausiai, kad premjeras, tuo metu ne premjeras, jisai nebuvo atlikęs bausmės, kadangi žalos atlyginimas buvo jo lygtinio nuteisimo arba bausmės vykdymo atidėjimo sąlyga.
Jeigu nesumokėjai tų pinigų per nustatytą laiką, tai viskas, lygtinis nuteisimas keičiasi realia bausme. Taip surašytas šitas nuosprendis. Aš dabar nesiginčiju, gerai teisėjas suformulavo, blogai suformulavo, bet buvo dar 2 instancijos ir galiausiai aukščiausias teismas paliko šitą formuluotę nepakeistą. Tai paprasčiausias dalykas, tas žmogus negalėjo dalyvauti jokiuose Seimo rinkimuose. Elementariai. Toliau, ką mes čia dabar kalbam apie įvairias interpeliacijas, pasitikėjimus, nepasitikėjimus, net jeigu jis buvo išrinktas, jis Seimo nutarimu ir vėliau vyriausios rinkimų komisijos sprendimu turi būti imperatyviai pagal konstituciją, turi būti naikinamas jo Seimo nario mandatas. Dėl to, kad jisai neatsisakė veiklos, kuri yra nesuderinama su Seimo nario statusu. Jisai priiminėjo įmonės direktorių, jisai įsteiginėjo įmonę, dar aname Seime. Jisai steigia įmonę ir jisai tiek nesuvokia, kad jisai atsistoja Seimo tribūnoje pareiškia: Seimo nariai gerbiamieji, steikite įmonės, jums tai leidžiama. Tai čia yra katastrofa. Katastrofa toksai mąstymas ir toks santykis su konstitucija. Ir kiek jie ten dar temps, aš nežinau. Prezidentas davė 2 savaitės, jis turėjo 2 valandas, jeigu taip jau sąžiningai. Aš suprantu, kad reikia viską paskaičiuoti, kad prezidentas stengiasi išvengti kažkokios kaktomušos ir konfrontacijos su Seimo dauguma. Na, bet 2 savaitės... Lucko komentarus, kaip jums jie pasirodė, kokias nuotaikas sukėlė? Man atrodo, kad visi mes matome, kad Gintautas Paluckas ne tik tai suks medų, bet kai ką suka dabar. Tai jisai suka mums visiems smegenis. Na, ką čia gali daugiau pasakyti? Čia yra žmogus, kuris nemoka gražiai išeiti iš žaidimo, kurį jisai yra visiškai pralošęs. Morališkai jis yra totaliai pralošęs. Aš nežinau, apie kokias institucijų išvadas jisai kalba, nes yra tik tai viena kita institucija, kuri tyria vieną kitą epizodą. O kai kurių dalykų nieks netina. Nu, įdomu, kas ten tyria dabar šitą, reiškia, kokią instituciją tyria dabar tą istoriją dėl tos, reiškia, europinių lėšų. Bet viena institucija, teisinė institucija, yra labai pateikusi aiškią išvadą. Ir nieks to daugiau netirs. Aš turiu galvoje teismų sprendimus dėl Laurų gatvės sklypo. Ten nebėra ką tirti, ten parašyta. Atleiskite, aš pasakysiu neteisinę kalbą. Ten parašyta, kad buvo įvykdyta afera. Vat kas ten parašyta. Tai ką čia dar tirti? Tai ką, jis mus durnais laiko? Nu, jis laiko mus durnais. Vat ir visas atsakymas. Jis laiko mus pingvinais. Nu, tokį turim premjerą dabar. Jis seniai turėjo pasibarstyti galvą pelenais, atsiprašyti ir trauktis. Aš nebuvau tarptų, kurie visą laiką to reikalavo, aš laikiau, kad tai padarytų garbingas žmogus. Garbingas žmogus, ar bent jau šiokią tokią nuovoką turinti žmogus. Dabar mes turim premjerą, kuris nesupranta nieko nei apie garbę, nei nuovokos turi. Tai palauksim, atsiras dar 5 kokie nors tyrimai, dar 5 kokie nors jos sandoriai. Ir ką, dėl kiekvieno lauksime, kol jisai patostogaus, kol jisai išsuks medų, kol kokia nors institucija dar ką nors tirs. Nu, su kiekvienu nauju tyrimu, su kiekvienu nauju tuo, pavadinkim taip, apkaltinimu, su kiekvienu nauju siužetu gali atsirasti dar naujos institucijos ir tai bus pasaka be galo iki kadencijos pabaigos. Kuri labai liūdnai baigsis jam vis tiek, bet... Aš nežinau, jeigu aš jau vieną kartą esu sakęs, kad jam reikia išbandyti laidotuvių verslą. Man atrodo, kad jisai laidoja ir save kaip politiką, nu, turbūt jau ir palaidojo, bet kad jis laidoja savo partiją, kuri iš tikrųjų, nu, mano manimu, Lietuvos politiniam peizažė yra reikalinga politinė jėga. Bet kodėl jinai atsidūrusi įkaitę, įsivarius save į kampą, įkaitę vieno šito veikėjuko, tai man sunku paaiškinti. Čia ne teisininko nuomonės reikia ir net ne politologo.